Labas mamytės, labas tėveliai, labas ir jums maži vaikeliai. Kaip praėjo jūsų diena? Ką veiksit vakare? Gal skaitysit? Nes knygelė jau merkia akelę. Sakysit, mano vaikas skaityti nemoka. Tiesa, bet jūs jam galite paskaityti. Sakysite, jis per mažas ir nieko nesupras? O man atrodo, pats laikas jaukintis knygą, kad ji taptų jo bičiuliu ir lydėtų jį visą gyvenimą. Nuo ko pradėti? Nuo ritualo. Įsikurkite kur nors jaukiai, pačioj jaukiausiai vieteliai, pavyzdžiui, mylimame krėsle. Tegul skaitimas visada jums asocijuosi su miela vieta. O tada įsirinkite knygą, kuri puikiai tiks pagal jūsų vaiko amžių. Šiandien mes skaitome su pačiais mažiausiais. Ir skaitome knygelę Erik Carle Labai alkanas vikšrelis. Labai svarbu, kad knygelės lapai būtų stori, kad nesusiplėšytų, būtų galima dažnai vartyti. Apšviestas mėnulio, ant lapo gulėjo mažas kiaušinėlis. Sekmadienio rytą patekėjo šilta saulutė ir pokšt iš kiaušinėlio išsirito mažytis ir labai alkanas vikšrelis. Štai jis. Labai mažytis. Va. Jis ėmė ieškoti maisto. Pirmadienį jis pragraužė vieną obuolį, bet vis dar buvo alkanas. Antradienį jis pragraužė 2 kriaušes, bet vis dar buvo alkanas. Kur vikšrelis? Štai jis. Trečiadienį jis pragraužė 3 slyvas, bet vis dar buvo alkanas. Štai. Ketvirtadienį jis pragraužė 4 braškes, bet vis dar buvo alkanas. Penktadienį jis pragraužė 5 apelsinus, bet vis dar buvo alkanas. Šeštadienį jis pragraužė 1 gabalėlį šokoladinio pyrago, štai pyragas, 1 vaflinį ledų indelį, 1 agurką, taip, čia agurkas, tu jį pažinai, 1 sūrio gabaliuką, 1 dešros griežinėlį, 1 čiulpinuką. Tau irgi patinka čiulpinukai, taip? 1 riekelę vyšnių pyrago. Oho, koks skanus pyragas. 1 dešrelę, 1 keksiuką ir 1 arbūzo skiltelę. O, kiek daug jis visko valgė. Ta naktį jam labai skaudėjo pilvelį. Štai koks liūdnas vikšrelis, nes labai skauda pilvelį. Kai tau skauda pilvelį, tau irgi būna liūdna. Vėl atėjo sekmadienis, vikšrelis pragraužė gražų žalią lapą ir pasijuto geriau. Štai. Man atrodo, jis labai gerai jaučiasi. O kas atsitiko tada? Dabar jau jis nebuvo alkanas, bet nebebuvo ir mažas vikšrelis, o virto dideliu ir storu vikšru. Štai, buvo toks mažas vikšrelis, o tiek privalgęs virto dideliu ir storu vikšru. Ir pasistatė sau mažą namelį, susisuko į kokoną. Jame išbuvo daugiau nei 2 savaitės. Paskui pragraužė kokone skylę, kažkur čia pragraužė, galim pasirinkti, gal čia pragraužė, gal čia, prasispraudė pro ją ir tapo nuostabiu drugeliu. Tik pažiūrėkit, koks gražus drugelis. Kokie spalvoti jo sparnai. Pačių įvairiausių spalvų.
raudona, žalia, mėlyna. Štai tokia knygelė apie labai alkaną vikšrelį. Galėsite ją skaityti ir kitą vakarą, ir dar kitą, o gal ir kokią dieną. Jeigu tik jūsų mažylis norės knygelę atsiversti, būtinai jam padėkite. Na, o kad dar smagiau įsimintų jūsų skaitimo vakarai, jūs galite po skaitimo padainuoti lopšinę. Žemė nusileis ir keistam sapne šoksi spindinčiam žvaigždžių rate, spindinčiam žvaigždžių rate. Išsiskleis ir baltam sapne plauksi padabinta valtele. Žemė nusileis ir keistam sapne šoksi spindinčiam žvaigždžių rate, spindinčiam žvaigždžių rate.